We are in the Contemporary Art Center of Vilnius in an exhibition which is entitled Borders Are Nocturnal Animals that I co-curated with Neringa Bambliene. So the title of the exhibition is taken from a wider quote, which is, "Borders are nocturnal animals, they move while we sleep, we should always stay vigilant." It's occupying the main hall, the North Hall and the Cinema Hall, so it's a quite large exhibition with over 30 artists who are based internationally. Parodoje glaudžiai bendradarbiavame su Kadist fondu ir yra didžioji dalis kūrinių dabar jau iš Kadist fondo. Taip išėjo, kad žiūrėjome regionus, kurie patyrė vienokias ar kitokias kolonialistinės represijos formas. Parodoje turime Pietryčių Azijos, Centrinės Amerikos, Australijos, Indijos menininkų kūrinių, 17 suskaičiavau šalių. Tai buvo įdomu pamatyti, kiek panašumų iš tikrųjų, nepaisant geografinio nuotolio, galima rasti tiek pačiose įvykiuose, tiek kaip žmonės bando su tais įvykiais toliau išgyventi. We wanted to approach the exhibition in a very atmospheric way. That is also why the exhibition breathes a lot. There's a lot of circulation of air around the artworks. We wanted to reach the emotions of the audience and to convey, a feeling of layers of memory. So there are no works that directly address or directly represent the war. However, it's always present. Parodoje visur visos temos yra skirtingos, bet pradžioje mes pradedam nuo ekstraktyvizmo, nuo resursų kaip nafta ar anglis, kurios ar vertingieji mineralai, kurie geopolitinių konfliktų situacijose tampa politiniais įrankiais. Ir parodoje judame taip per šiek tiek atmintį, viešą erdvę ir sukdamasis jau į šiaurinę salę paliečiame gamtą, nors šiaip gamta visur parodoje yra tokia, sakyčiau, gal dominuojanti ir viską apliepianti tema. Tai šiaurinėje salėje gal turime daugiau darbų, kurie žvelgia į gamtą, į landšaftą, kaip tam tikrą kūną, ant kurio yra palikti karo randai ir kaip ta gamta vis tiek išlieka, arba kaip iš pirmo žvilgsnio gražus gamtos vaizdai ar objektai, kaip Emilijos Škarnulytės skulptūroje naudojami džiovinti vaistiniai augalai, iš tikrųjų turi daugiau reikšmių nei vien tik tai gydomoji savybė, yra surengti ant Lietuvos-Baltarusijos sienos, visiškai arti Astravo atominės elektrinės, tai tas ir toksiškumo momentas. Ir galiausiai baigiame kino sale, kuri vėl žvelgia į landšaftą per taip pat ekstraktyvizmo prizmę ir taip pat karo prizmę. Tai turim Andriaus Arutunjan kūrinį, filmą, kuriame jisai fokusuojasi į kalnus viename Armėnijos regione, kuris iš tikrųjų nukentėjo per neseniai vykusį ir turbūt tebevykstantį karą su Azerbaidžanu. Bet kas gal buvo labai mums svarbu parodoje, kad net kalbant tokiamis skaudžiamis ir sunkiamis temomis, nepamiršti tam tikros vilties ir atsparumo, kuri šiaip yra visiškai svarbios temos parodoje. Ir nepaisant visko, man atrodo, paroda taip pat yra labai šviesi. Tai tarsi ta kino salė, trečia parodos dalis, kuri yra juodo kubo situacijoje, jinai taip pat yra labai graži.